Taip. Taip. Taip domiuosi. Taip. Domisi. Futbolas. Lengvoji atletika. Domiuosi labiausiai. O krepšiniu kaip ir dauguma. Krepšinis. Futbolas. Patinka spirti. Kamuolį? Taip. Lengva bėgiot. Pavyzdžiui, gal kokius daiktus, bet lengvus kiloti. Todėl, kad domina. Įdomu žiūrėti. Pačiam įdomu kartais pažaisti. Su Danielium kartais pažaidžiam. Todėl, kad labai įdomu pažiūrėti. Kad laimė jie, gaunu pirmas vietas, man įdomu. Taip. Ne, bet gal kada nors aš įsiminėsiu. Kai yra laisvo laiko, pamėtau krepšį. Kai jaunas buvau, užsiminėjau, dabar nebe. Ne, neužsiminėjau. Aš per televizorių futbolą nežiūriu. Taip? Taip, tikrai. Nepakankamai, o labai gerai žaidžia. Gerai žaidžia. Pakankamai gerai. Taip. Taip norėčiau, bet tai yra neįmanoma. Kodėl? Todėl, kad... Kaip kodėl? Aš muzikantas, o ne krepšininkas. Jau per vėlų, kad... Aišku, be abejo norėčiau. Pasikeis sportas. O kodėl? Dėl ko tas pats atsibosta. Atsibosta tą patį žaidimą žaisti? Taip. Gal kokios taisyklės pasikeis, bet tai... Ne, nesikeis. Toks pat bus. Tos toks pat. Keisis? Man atrodo, sportas niekada nesikeis. Dirbtiniai vartai bus ir bus kamuolys elektrinis. Gal kiek nors sunkiau, gal bus daugiau bėgiot, sunkesnis daiktas kilot reiks. Ką žinau, taisyklės gal kokios kitos bus, bet vis tiek mes į krepšį, o ne kažkur į duobę. Ką aš galiu pasakyti, o po 100 metų kas bus? Tai kaip, žais daug geriau negu dabar žaidžia. Įsivystys, technologijas visas. Nepasikeis. O kas yra šiuolaikinis sportas? Nelabai suprantu klausimą. Ką mums sakysim? Lengvoji atletika. O kas yra šiuolaikinis sportas? Kaip čia paaiškit, kodėl? Ar tau patinka lengvoji atletika? Kai jaunas buvau, užsiminėjau, dabar nebe. Pakankamai gerai. Paruot.